Ar tu jautiesi mylimas? Atkreipkite dėmesį į visokias fifačkas, taip vadinamas, arba merginas su didžiuliam lūpom ir didžiuliais kitais atributais. Kaip skirtingai visi mes suvokiam meilę. Kaip skirtingai mes patiriam meilę iš aplinkos, iš kitų. Tai yra tokia knyga 5 meilės kalbos. Aš manau, kad nebloga knyga, bet galėtų ją gerokai papildyti, nes ne 5 yra, o 5555. Yra tiesiog daugiau meilės formų, nei ten parašyta, bet pradžiai gerai. Žiūrėk, jeigu tu vaikystėje, kai tau buvo 4 metai, užlipai ant stalo ir padainavai du gaideliai, suvariai dainikę kažkokią fainą, ir tau visi plojo, tėveli, blemba, kaip va, gražiai pavarėjai, eik tu, kaip fainai. Tai kitą dieną tu mokysies naują dainelę ir atvarysi jau varyti kitą dainelę dainuosi. Jau kaip Jessica Shy leisi gal už savaitės. Tai tu pradėsi jausti meilę iš aplinkos, kuri yra sąlyginė, ir tu pradėsi jausti, kad tave myli už tai, kad tu gražiai dainuoji. Ir visą gyvenimą tu stengsies dainuoti. Nes per dainavimą tu galėsi išreikšti save ir jausi, kad mane myli už dainavimą. Jeigu tu atėjai ir pasakai kažką protingo ir sako, nu Petriukai blemba, nu tu čia pavarėjai pysdėts, nu kaip suaugęs varai, jau liuks, va, gerai. Tai tu stengsies visada įrodyti, koks tu kietas. Įeisi į kambarį, tau bus 45 metai, tu visad bandysi pasirodyti, žiūrėkit, aš čia pavariu, va taip, va ir taip, va ir taip, va, nes tave myli, nes tau atrodo, kad tave myli už tavo protą, už tavo intelektą. Tai reiškia, kad tu gauni sąlyginę meilę iš kitų žmonių per tai, kame tu esi geras. Atkreipkite dėmesį į visokias fifačkas, taip vadinamas, arba merginas su didžiuliam lūpom ir didžiuliais kitais atributais. Kažkas jom, 95 procentai tikimybė, kad kažkas joms, kai jos buvo 10 metų, mokykloje pasakė, nu vat, mano Daivutė tai labai graži, pati gražiausia klasėje, jau mano Daivutė tai kokia graži. Tai jeigu jai tai pasakė, tai mergaitė, prie visų, jeigu ta mergaitė suvokia, kad va dabar tai mane myli už tai, kad aš graži, tai ta Daivutė stengsis visada būti labai graži ir nafik jai nereikalingas nei protas, nei dainuoti, nieko jai nereikia, jai reikia būti gražiai, už tai ją myli. Tai įsitvirtina mūsų pasąmonėje ir už tai mes gyvenime darom tą patį besikartojantį veiksmą, kol tai tampa liguista. Pavyzdžiui, esat matę liguistai prisidabinusių save žmonių, liguistai gražių žmonių. Aš nieko prieš grožį, viskas labai gražu, bet kartais žmonės jau persistengia, nes jaučia, kad aš gausiu daugiau meilės, jeigu man hialurono lubose jau bus tiek, kaip pas kito nėra. Bet jau ateinam iki duck face'o. Tai labai atsargiai stebėk, už ką tave myli, stebėk, už ką tu kitus myli, ypač kai augini vaikus. Nes labai svarbu, ką mes tiem žmonėm įdėgiam, kaip mes jiem įdėgiam, už ką mes juos mylim. Nes linkiu visiems patirti besąlyginę meilę, kai tave myli be sąlygų. Nes žmogus, pavyzdžiui, aš taip jaučiuosi, tiesą sakant, aš nesijaučiu, kad mane mylėtų vien tik už protą, vien tik už grožį, nes aš labai jau fainas. Aš nesijaučiu, kad mane labai kažkas mylėtų už tai, ką aš kalbu, nesijaučiu už tai, kad mane mylėtų už tai, ką aš darau. Aš tiesiog jaučiu vidinę meilę savo viduje, dėl to man visiškai nereikia jokių patvirtinimų iš aplinkos. Ir man giliai dzin, ar jūs laikinsit šitą video, ar jūs dalinsitės ar ne, aišku, pasidalinkit, bet man nuo to nei šilta, nei šalta. Aš tiesiog noriu pasiekti kuo daugiau žmonių, kad kuo daugiau žmonių mane išgirstų, bet tai niekaip neįtakoja mano jausmo, jog aš esu mylimas. Tai niekaip nepriverčia manęs daryti gyvenime dalykų, kurių aš nenoriu, arba daryti dalykų, už ką mane myli kiti ir taip jausti, kad aš gaunu daugiau meilės iš aplinkos. Tai labai smarkiai stebėk tai, už ką tu myli kitus ir už ką tave myli, nes tik tokiu atveju tu galėsi tos meilės patirti daugiau savo viduje ir tau nereikės ieškoti sąlyginės meilės iš išorės. Tai linkiu tau patirti besąlyginę meilę, linkiu susikurti ją savo viduje ir dalinti su kitais, ne už kažkokias tai sąlygas, ne už tai, kad jie gražus, moka dainuoti, ar yra labai protingi, ar gražiai piešia, o už tai, kad jie tiesiog yra. Mylėk save, mylėk kitus. Sėkmės.